Artūras Rulinskas. Pereiti kalnus. Abejonės ir prarasti orientyrai. Kelionę draugai tęsė stengdamiesi kuo greičiau išeiti iš dykumos šalies ir pasiekti kalnus. O kaip jūs žinote, kad einate teisinga kryptimi? Į ledinuką ir Meilė kreipėsi Dainius. Labai paprastai, atsakė Meilė. Ledinukas turi kompasą, o kompasas niekada neklysta. Jis visada rodo šiaurę ir pietus. Mums reikia eiti į šiaurės vakarus. Beje, dar turime ir Ledo karalystės knygą, kuri taip pat yra tiesos kompasas, padedantis atskirti gerą pasirinkimą nuo apgaulingo. Kai nuklystame, jaučiame baimę, nerimą, gėdą ir kaltę. Kai keliaujame teisingų kelių, jaučiame džiaugsmą, laimę, meilę, ramybę. Į pokalbį įsiterpė ledinukas. Štai ir priėjome. Kompasas nustos veikti, nes kalnuose daug geležies ir rodyklės gali klaidingai rodyti. Kaip tik pagalvojau, kad aukščiau palipėję galėtume nakčiai įsikurti štai tame urve, tarė Meilės tėtis Joris. Bent turėsime prieglobstį, nes čia tikrai šalta ir laužą užsikurti reikės. Ąžuolai, einame parinkti sausų šakų, pakvietė jis. Ir jie dviesi nuėjo į miškelį prie kalne esančio urvo. Ilgokai tėtis su ąžuolu negrįžta, po kurio laiko susirūpinusi tarė Meilė. Gal verta jų paieškoti? Einam visi kartu, nes jei būsime atsiskyrę vienas nuo kito, mums bus lengviau padaryti piktą, tarė Dainius. Visi jie pakilo ir nuėjo į mišką ieškoti. Gerai, kad buvo matyti pėdos sniege, tačiau priėję prie miško ir pamatę kalnų upelį, jie pametė jovaro ir ąžuolo pėdsakus. Nes buvo akivaizdu, kad jie nusprendė perbristi upelį ir sausų šakų paieškoti kitoje pusėje. Perbridę upelį jie pajuto, tarsi kažkas gyvas juos stebi ir tarp medžių juda. Staiga pelėdai suūbavus iš po medžių kažkas keliautojus puolė ir prasidėjo grumtynės. Tamsoje jie negalėjo žvelgti nei kas, nei kiek yra užpuolikų, nematė kaip apsiginti ir kur bėgti, tik pajuto, kad ant jų užmetė tinklus ir kiekvieną parvertę ant žemės traukė, kol įtraukė į kažkokią požeminę erdvę, o ten uždarė. Mes esame sniego žmonės. Galiausiai keliautojai išgirdo kažkieno kimų balsą. Pakliuvote į mūsų spąstus ir dabar esate mūsų vergai. 2 iš jūsų jau nuvedėme dirbti į kalno kasyklų šachtas, nes mums reikia darbininkų brangakmenėms ir deimantams kasti. Apsipratusi su tamsa Meilė, pamatė, kad su jais kalba 3 dideli vyrai, perpus didesni už jos tėtį ir ąžuolą. Jų oda buvo panaši į kailį, kojos storos ir raumeningos, o rankos ilgos ir nutįsusios žemiau kelių. Prisidengę jie buvo tik juosmenį kažkokiu senu audeklu, veidai buvo apžėlę barzdomis, plaukai supinti į ilgas kasas. Darbus dirba tik vyrai, tarė kitas dar žemesniu balsu. Moterys tampa mūsų genties žmonomis, na o dabar einam į stovyklą. Didžiulę kuoką tie padarai pirmiausiai pastūmė ledinuką eiti nurodytą kryptimi. Tai kaip mums dabar padės Ledo karalystės knygos kompasas? Pašnibždomis paklausė Dainius. Neįsivaizduoju, kaip mes iš tokių galiūnų galėtume išsilaisvinti. Karalystės knygoje rašoma, nors einu per tamsiausią slėnį, nebijau jokio pavojaus, nes tu su manimi, tavo ganytojo lazda ir vėzdas apgins mane, atsakė ledinukas. Aš jūs pasirinkau ir jums bijoti nėra ko. Tiesa, pavargti, padirbėti, net pakentėti gali tekti, tačiau tikiu, kad viskas išeis į gerą, nes pašauktieji ateityje Ledo karalystė ją pasieks. Tėti, atbėgęs į vieną sniego žmonių kreipėsi sniego berniukas. Atbėgau pasakyti, kad iš šiaurės atskrenda didžiuliai audros debesys. Turime keliauti kuo giliau į urvus, nes bus didžiulė audra. Gromuliavo naujieną milžinas sniego žmogus. Jeigu ateina audra, tai mums reikia ne į žemutinius urvus, kur kasyklos, o į aukštutinius, nes tas upelis per audras taip patvinsta, kad net kasyklas užlieja. Eik perspėti kitų, dar ir tuos 2 belaisvius pasimkit. Keliaujant urvu, Ramunė pamėgino pakalbinti sniego žmogų.
Kodėl jūs gyvenate urvuose ir šiuose šaltuose kalnuose? Pasaulis daug gražesnis už kalnų, kur pievos, ežerai, miškai. Nors kalnuose ir sunkiau, juose yra daug naudingųjų iškasenų, taigi mes kai ką iškasame ir išmainome į dalykus, kurių mums reikia. Taip pat kalnuose mums saugiau, papasakojo Sniego žmogus. Kartais mes užpuolame kokį kaimą, parsivedame vergų, prisiplėšime gerybių, o grįžę greitai pasislėpėme kalnuose, nes jie mus saugo. Dabar mes jūs prirakinsim šioje angoje prie sienos, o patys einame į pasitarimą, nes jau dabar girdžiu, kaip griaustinis daužosi. Užvertę angą didžiuliais akmenimis Sniego žmonės išėjo. Pasidarė labai tamsu. Man atrodo, kažką girdžiu prie angos. Ei, kas ten? Išsekusiu balsu paklausė Meilė. Čia mes, atsiliepė draugai. Visur jūsų ieškojome. Jau 2 dienos, kai vanduo užliejo kasyklas, o Sniego žmonės pabėgo gelbėdamėsi. Mes ištrūkome ir visur jūsų ieškome. Džiaugsmingų balsų kalbėjo jie. Nuridenę sunkius akmenys, Jovaras ir Ąžuolas atplėšė pančius nuo sienos ir išvadavo draugus. Eikime iš čia kuo greičiau šiuo siauru tarpu. Pro jį nepralys joks Sniego žmogus, net jei vytųsi, tarė Ąžuolas. Keliautojai per kalną tamsoje, apgraibomis, nusibrozindami ir apsidaužydami keliavo visą dieną. Matau labai silpną šviesą, eikim, ten turbūt ir bus išėjimas iš kalno, pagaliau tarė ledinukas. Ir iš tiesų jie išlindo kitoje kalno pusėje, išvydo skaisčią saulę ir žydrą dangų, padangėje sklandė ereliai, tačiau keliautojams atrodė, kad jėgų eiti toliau nebėra. Prieėję urvo angą, visi iš nuovargio sukrito ant žemės. Dėkoju tau, karaliau, tarė Dainius, kad atsakėjai mūsų maldas ir išvedėjai šviesą, išgelbėjai iš pančių ir iš tamsos, davei vilties ir suteikėjai jėgų įveikti visus sunkumus. Po šios maldos visi ledo karalystės keliautojai užmigo gilių miegų. Pasakojimo Ledinuko karalystė tęsinys kitame numeryje.